Jums leidus aš irgi sėdėsiu, nes truputį dreba kojos prieš tiek žurnalistų. Ir kalbėsiu aš turbūt iš lapelio, nes esu rašytojas ir pasirašiau tokią mini esė ir nenorėčiau jos turbūt išdarkyti savo improvizacijomis. Šios savaitės įvykiai keitė mano tekstą ir nusistatymą kone valandą. Kone kas valandą. Pradėjau blaškytis, galvojau, gal čia sušvelninti, ten paaštrinti, gal viską perrašyti, gal tą, gal aną. Bet nusprendžiau beveik nieko nekeisti. Manau, dalykai, apie kuriuos kalbu, yra aktualūs savaime ir nepriklauso nei nuo makaronų, nei nuo dešros. Tad tebūnie kaip yra. Sunku šiais laikais rasti rašytoją ir poetą, nedirbusi žurnalistinio darbo. Norėčiau pasakyti, kad ir aš neišimtis, bet aš daugiau buvau ir esu vertėjas bei kompiliatorius. Kompiliatorius yra žmogus, kuris surenka, atrenka, išverčia, apdoroja medžiagą tam tikrą temą ir ją suprantamai pateikia, pavyzdžiui, straipsnį. Keletą metų dirbau dienraštyje LT, nežinau, ar čia tinka apibūdinimas liūdnai pagarsėjusiame, nes dirbau greta puikių žurnalistų ir puikios komandos. Labai nemažai iš jų išmokau. Greitai reaguoti, kibiai ir taupiai rašyti, nedaryti nesąmonių. Tiesa, neužsiėmiau ten tikrąją žurnalistiką, daugiau vertimais iš užsienio spaudos, šiek tiek rašiau kultūros temą, dirbau su pramogų pasaulio naujienomis. Kurį laiką rašiau skiltį žurnalų IQ, rašiau knygų apžvalgas LRT radijai, rašiau literatūrinių užsienio naujienų apžvalgas Bernardinams, porą metų dirbau vertėjų National Geographic lietuviškame žurnale. Socialiniuose tinkluose, o tiksliau Facebook, rašiau įvykių Maidane kroniką, vėliau revoliucijos Minske kroniką, o nuo 2022 metų vasario iki 2023 metų žiemos rašiau Rusijos karo Ukrainoje kroniką. Čia neskaičiuoju daugybės dalykų rašytų kultūriniai spaudai. Bet niekada nevadinau ir nelaikiau save žurnalistu. Iki šiol manau, kad neturiu tam duomenų. Negalėčiau paimti kokybiško interviu. Ir ne tik todėl, kad neturiu tam įgūdžių, bet ir todėl, kad tam reikia mano galva ypatingų sugebėjimų turinčių žmonių. Reikia empatijos ir įsiklausimo, mokėti užvesti pašnekovą. Negalėčiau užsimti ir tyriamąją žurnalistiką, daug ko negalėčiau. Laimę supratau tą gana greitai. Tai, ko užsiėmiau informuodamas žmonės apie Maidaną, Baltarusijos revoliuciją ir karą Ukrainoje, pavadinčiau informacinę savanorystę. Visą tai atsirado iš susirūpinimo, kad žmonėms trūksta aiškios ir suprantamos informacijos, kad galbūt mes čia ir dabar pražiopsom svarbus esminius įvykius, kad traukinys nuvažiuos ir bus vėlu arba labai sunku jį pasivyti. Mačiau, kad rašantiems apie Ukrainą iš pradžių trūko žinių apie šalį, kurių turėjau aš. Dariau tai, ko iš dalies neleidžia daryti informacinio portalo dienraščio formatas, bet leidžia socialiniai tinklai. Tai buvo greito reagavimo informacija surinkta ir išversta iš įvairių socialinių tinklų ir tų šalių žiniasklaidos. Iš viso tam man paaiškėjo viena, aiškiai tikslinė šališka laiku pateikta informacija šiais informacinio triukšmo ir pertekliais laikais ne tik taupo laiką, bet ir turi raminantį poveikį. Žinoma, vieni žmonės jaučiasi ramiau nežinodami, tačiau aš, kaip ir nemaža visuomenės dalis, manau, kad mes ramiau jaučiamės žinodami. Ir aš norėčiau, kad tos žinios būtų pateikiamas kokybiškai, su išmanimu ir atsakingai, žvelgiant plačiai ir atstovaujant visuomenės interesus, kad įžūlaus tamsumo ir neišmanimo laikais žurnalistika būtų tuo įrankiu, būdu ir priemonė, kuri padeda išlaikyti ir nustatyti ribas, o kartu perspėtų, kad kai tos sveiko proto teisėtumo moralinės ribos yra peržengiamos. Tai, ką kalbėsiu toliau, yra asmeniškas požiūris, pastebėjimai ir mintis, atsiradusios iš kasdienio skaitimo. Galbūt kai kurie dalykai bus akivaizdus, kiti neįtin teisingi, treti atsiradę iš nežinojimo arba naivus. Kaip paprastai rašytojas kalba apie žiniasklaidą? Dažniausiai kritiškai. Jis skundžiasi dėl nepakankamo kultūros reprezentavimo, dėl faktinių klaidų, dėl to, kad tas ar anas kultūra yra nepastebėta. O taip pat kritikuoja žurnalistų kalbos ir stiliaus kultūrą. Ir su tuo, žinoma, esama bėdų. O su kalbos ir stiliaus kultūra tos bėdos jau beveik virto chroniškomis. Net Lietuvos radijo ir televizijos portale. Yra ne vienas rašytojas, čia paminėsiu ir Giedrą Radvilavičiūtę, kurie tiesiog pikdžiugiškai renka visas klaidas ir kolekcionuoja, taip kad visos klaidos yra kažkur surinktos. Nežinau, ar jie skelbės ar ne, bet kartais garsiai paskaito kitiems rašytojams. Ten būna nuostabių atvejų. Galima svarstyti ir analizuoti, kas čia kaltas ir kodėl taip nutiko. Įsigalėjusiai vaizdų kultūroje tekstas traukėsi į antrą planą. Greitėjančioje visuomenėje nebėra laiko gilintis, tikslinti ir taisyti klaidas. Informacijos perteklius ir jo keliamas triukšmas toks stiprus, kad užgožia kalbos pojūtį. O gal manoma, kad redaktorius nėra toks jau ir svarbus.
Tačiau pagrindinė priežastis tikriausiai laiko trūkumas ir greitis, noras būti pirmiems. Tad žurnalistika, manau, galėtų atspindėti ne vis didėjantį žmonių neraštingumą, negebėjimą perskaityti ilgesnį tekstą ar kritiškai suvokti informaciją, bet ir tai reflektuoti, kalbėti apie tai, kelti į paviršių. Nepasiduoti supaprastinimui, nesusipaprastinti, nepataikauti tam tikram žemesniam nei vidutinis lygiui. Taip, žurnalistai apie tai kalba. Tačiau atėjo laikas, kai apie tai kalbėti reikia dar aštriau ir atkakliau. Norėtųsi, kad tos diskusijos persikeltų iš kultūrinės spaudos ar specializuotų formų ir skilčių į platesnius vandenius. Nes žurnalistiką aš matau arba norėčiau matyti ne tik kaip informuojančią ir analizuojančią, bet ir darančią tai iškalbingai. Kitas pastebėjimas iš kultūros lauko. Labai nenorėčiau, kad spaudoje, o ir visoje žiniasklaidoje įsigalėtų kultūros skandalizacija ir tokį žodį monstrišką sugalvojau - klikbaitizacija. Kad konfliktai ir vaidai taptų pagrindinė kultūros tema. Nenorėčiau, kad eskaluojamos rietenos ir paskalos užgoštų tiek kultūros recepciją, tiek tekstus apie kultūros lauke esančias problemas, o taip pat tekstus apie kultūros pasiekimus. Nes dabar Tūlas pilietis paklaustas, ką skaitė apie kultūrą, prisimintų Saukos skulptūrą Zarasuose, o gal ir neprisimintų, ir Nacionalinio dramos teatro rietenas. Tikrai neteigiu, kad svarbus dalykai jau užgošti, bet tam tikros tendencijos esama. Nesakau ir kad tų rietenų nėra ir kad jos retos. Niekas taip nelinkęs vaidytis tarpusavėje kaip menininkai. Neveltui, kadaise su rašytoju Andriumi Jakučiūnu ir poete Giedre Kazlauskaite buvome sumanę žurnalą Dievai. Jis būtų buvęs panašus į žurnalą Žmonės, bet rašytų tik apie menininkų tarpusavio rietenas, plačiai nušviestų paskalas ir pasakotų, kas apsilankė ir dar svarbiau neapsilankė kieno nors parodoje, rečitalėje, premjeroje ar knygos pristatyme. Su gausybė nuotraukų žinoma. Deja, sumanimas taip ir liko sumanimu. Kita dažna problema yra žurnalisto specializacija ir laiko trūkumas ir įvykių gausa. Yra nutuokiančių apie baletą, bet nieko nesuprantančių poezijoje. Yra besigaudančių šiuolaikinėme mene, bet nieko neraukiančių klasikinėje muzikoje. Universalių kultūros žurnalistų nėra daug. Nors žinoma, gero žurnalisto pakalbintas kultūros žmogus pats papasakoja viską, ką skaitytojui reikia žinoti. Ir dar net paaiškina. Na ir kitas patogus specializacijos įvairiose kultūros srityse padedantis išvengti dalykas yra tas, kad Lietuvos kultūros laukas nėra didelis, visi visus pažįsta ir garsiausi tam tikro kultūros lauko žmonių vardai yra žinomi kiekvienam žurnalistui. Tik čia kita bėda. Dažniausiai tie vardai ir tampa tos kultūros srities ruporais, nustelbdami kitus galimus pašnekovus. Apie teatrą nuolat šneka 3 žmonės, apie literatūrą 4, apie šiuolaikinį meną 2. Lietuvoje vis dar egzistuoja ir kultūros skiltės problema. Nėra pakankamai žmonių kas savaitę, nebūtinai kasdien, rašančių apie kultūrą plačiau arba tam tikrų kampų. Tiksliau žmonių yra, bet jie daugiausiai rašo į kultūrinę spaudą, o kultūros lauko apžvalgos, meno, literatūros, teatro, muzikos galėtų būti visose didžiosiuose portaluose bei dienraščiuose. To niekam nereikia? Reikia. Tai padėtų orientuotis kultūros lauke. Tiesa, iki skiltės pažymėtos kultūra daugumoje žinių portalų reikia ilgai skrolinti. Kartais net labai ilgai. Į ten kažkur tarp gyvenimo būdo ir kulinarijos. Visą tai nėra priekaištai, tik pamastymai, ko galėtų būti daugiau ir geriau. Aš tikrai laukiu kasmet per knygų mugę pasirodančio literatūrai skirto žurnalo 15 ir visada pamastau. O juk galėtų įsėti ne kas mėnesį, ne kas metus, o bent kas 3 mėnesių. Su finansiškai didesnėmis nei kultūros spaudai įmanoma galimybėmis, didesnių rašančių laukų, šviežesnių požiūrių ir su menininkais nesusisaiščiusiais žurnalistais, galėtume turėti puikų literatūros, o ir kultūros žurnalą. Kita vertus, aktyviai besidominčių kultūra nėra daug. Kultūros laukas yra gana uždaras, siauras, o jos dalyviai dažnai nėra itin linkę savo darbus, pasiekimus ir kitas skleisti už savo ir kultūros vartotojų rato ribų. Čia lieka atviras klausimas. Ar kultūrą reikia išvesti už to rato ribų? Kaip tai padaryti? Ar ji gali tapti gyvybiškai svarbi visiems? Šie klausimai yra keliami. Vakar vyko nedidelė puikių kultūros žurnalistų Mariaus Eidukonio ir Monikos Gimbutaitės diskusija tą temą. Tarp keleto išvadų, kurių buvo prieita, buvo tikrai pažymėtas tas kultūros lauko hermetiškumas, o kitas dalykas iš žurnalistikos pusės, kad kultūra, rašant apie kultūrą, dažnai apsiribojama tokia fasadinė kultūra, tarkim, premjeromis, pačiomis knygų pristatymus ir taip toliau, bet rečiau analizuojami gilesni
kultūroje vykstantis procesai. Ir tas rašymas yra labiau reaktyvus negu proaktyvus. Tai yra, žurnalistika galėtų matyti tam tikras besiklostančias tendencijas kultūroje, jas išryškinti arba iškelti kaip diskusinį elementą. Ta proga noriu pacituoti vieną filosofą ir leidėjo Viktoro Bachmetjevo atsiliepimą socialiniuose tinkluose. Jis kalbėjo apie konkretų atvejį, bet manau šis pasisakymas tinkamas ir bendresniai situacijai. Kuo daugiau politikoje klaunados ir provokacijų, tuo svarbiau ir atsakinga brandi suaugusių žiniasklaida. Dėja vis daugiau žiniasklaidos juda ir priešingų kelių. Afektas auditorijoje sukeltos aistros tampa asiekiamybė. Traktuoja tai kaip norą daryti poveikį, jausti svarbiu, gauti reakciją čia ir dabar. Mes auditorija čia esam laikomi mase, kurią žiniasklaida jaučiasi turinti formuoti. O mumsgi priešingai, dabar kaip niekad reikia ne formavimo, o informavimo. Patikimo nesivaikančių sensacijų, nepeliuojančių aistras ir emocijas. Ir be abejo atsakomybės. Padori atsakinga žiniasklaidos priemonė pripažįsta klydusi. Citatos pabaiga. Tikiuosi, kad tai, kad čia išsakiau, nebus priimta kaip menkinanti ir neprimtina kritika. Žmogus atėjo į žurnalistų renginį ir dabar aiškina jiems, kaip jie turėtų rašyti. Mano akimis, gera žurnalistika Lietuvoje yra. Jie atkakli, drąsi, kelinti nepatogius klausimus, smalsi ir dantinga. Kol ji tokia yra, ar bent jau turi galimybę tokia būti, aš asmeniškai jaučiuosi ramesnis, nes turiu viltį, kad tamsus dalykai nebus nutilėti, o geri darbai bus pastebėti. Pasaulyje vis daugėja sąmoningai skatinamo chaoso, mums įprasto pasaulio ribų ir sąrangos tvirtumas yra ne tiek išbandomas, kiek išplaunamas, atkakliai ir nuolat dilinamas. Bandoma tyčia ištrinti ribas, padaryti jas neiškiomis, skylėtomis, kad nežinotum nei ko tikėti, nei ką atsiremti. Tad gerą žurnalistiką aš matau kaip jėgą, kuri priešinasi. Padeda priešintis chaoso strategijai, erozijai. Gera žurnalistika nepersotina mus greitų ir iškaspalvių maistu, o kaip tik skatina smalsumo alkį ir teisingumo jausmą. Bet visą tai, ką dabar šneku, gali pasirodyti esą tik vėjai, palyginus su tuo, kad nedaug dievė per artimiausius keletą metų kultūroje, o ir žiniasklaidai nuveiks kultūros elektriko paskirtas ministras. Man atrodo, mums tiek žurnalistams, tiek kultūrininkams reiktų jau dabar galvoti ir analizuoti Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos pavyzdžius, jų pasipriešinimo strategijas ir kiek jos pasiteisino. Tai yra jau pradėta daryti, aš mačiau Indrės Makaraitytės straipsnį apie Slovakijos atvejį ir manau, kad šitie dalykai turėtų būti plačiau nušviečiami ir padėtų susiorientuoti tiek kultūros žmonėms, tiek patiems žurnalistams, kas čia vyksta, kaip vyksta ir kuo viskas baigsis. Ir pabaigai noriu pridurti dar vieną dalyką. Žurnalistams ir kultūros žmonėms dabar reikėtų laikytis išvien, nes mes sėdime vienoje valtyje ir mes turime palaikyti tokį skaidrumo, teisybės ir kultūros lygį, koks turi būti demokratinėje valstybėje. Nes kultūros ministerija ir ministras esame ir mes. Ir kultūra esame mes. Ačiū. Ačiū labai, Mariau, nuostabu, pabūkit dar vieną minutėlę, mums jį liko. Tai nieko tokio, kad jūs mums aiškinat, kaip gyvent, mes čia to jūs ir pasikvietėm. Tai viskas gerai, mes labai gerai išgirst įžvalgas tokias kaip ir lyg ir iš šono, bet ir ne visai iš šono. Aš tokius du nerimtus labai klausimus sugalvojau, kad būtų lengva atsakyti. Kodėl tas žurnalas Dievai, ar koks jis ten turėjo būti, visgi neišvydo šviesos eterio? Aš galvoju, kad skaitytojų tai tikrai būtų, net nereikėtų klikbaitizacijos metodikų pasitelkti. Na va gaila, bet mes kadangi irgi esam kultūros lauko žmonės, tai būtume suėstėję turbūt po pirmo numerio. Bet net nepabandėt. Nepabandėm, tai va šitas mane graužia iki šiol. Gerai, tai dar gal ne viskas prarasta. O dėl tų momentų, kai džiaugiatės poetų sambūriuose portale aptikę klaidą, ar nebūtų visgi geresnė mintis paskambinti tą portalą arba parašyti, užuot ten labai taip šaipiusis? Būtų. Čia jūs teisi ir nelabai aš turiu daugiau ką atsakyti, bet aišku, menininkai iš
kitos pusės yra tokie pikdžiukiški žmonės truputį ir jiems kartais patinka pamatyti, turi ir silpnybių, patinka pamatyti tokius dalykus. Kartais tos antraštės būna labai genialios ir įkvėpia kokį nors, tarkim, eilėraštį ar netgi prozos kūrinį, visko gali būti. Kurios čia irgi būtų visai taip gal net simboliška šitam forume, kada nors išgirsti. Reiktų surengti kada skaitimus tiesiog. Gerai, tai užsilenkim pirštą šitai minčiai, kaip ir užsilenkim pirštą tam, ką jūs sakėt, labai svarbus, kad kultūros ir žiniasklaidos bendruomenės turi ypač iš vien dabar veikti ir būti susitelkusios. Labai labai ačiū. Marius Burokas buvo su mumis. Ačiū Jums. Paplokim jam.